Turbūt ne kartą yra tekę susidurti su situacija, kai sukuriama vizualiai įspūdinga animacija ar komponentas, bet veikia jis, lėtai ir stringa. Šiandien panagrinėsime vieną iš tų paslėptų našumo žudikų, apie kurį galbūt net nesusimastėte. Tai išdėstymo šiukšlinimas. Viskas prasideda nuo štai tokios iš pažiūros visai nekaltos animacijos. Atrodo gražiai, dinamiškai, bet po šiuo gražiu fasadu slepiasi rimta našumo problema. Galutiniam vartotojui tai atrodo tiesiog kaip paprasčiausias strigimas. Bet mums, kūrėjams, iškart kyla esminis klausimas – kodėl? Kodėl ši atrodytų vizualiai paprasta animacija taip smarkiai apkrauna naršyklę? Ir greitas žvilgsnis į našumo matuoklį iškart parodo, kur šuo pakastas. 12. Vos 12 kadrų per sekundę. Priminsiu, kad animacija atrodytų sklandžiai, reikia mažiausiai 60. Taigi akivaizdu, kad kažkas čia yra labai negerai. Gerai, metas imtis darbo ir tapti detektyvais. Atidarome naršyklės kūrėjo įrankius ir lendame giliau pasižiūrėti, kasgi ten vyksta po variklio dangčiu. Ir štai, turim pirmą rimtą įkaltį. Našumo profiluotojas mums tiesiog šaukia, kad bėda yra pasikartojanti ir labai brangiai kainuojanti operacija pavadinimu priverstinis išdėstymas. Tai ir yra mūsų pagrindinis įtariamasis. Pasižiūrėkime iš arčiau. Vienintelis kadras užtrunka net 122 milisekundės. Kad būtų aiškiau, norint sklandaus vaizdo reikia tilpti į maždaug 16, o čia vien atvaizdavimui išeina 90. Tai tiesiog neįtikėtinas resursų švaistimas. Taigi šis priverstinis atvaizdavimas. Būtent čia ir slypi visa problema. Techniškai tai vadinasi išdėstymo šiukšlinimu arba angliškai layout trashing, kartais dar vadinama priverstiniu sinchroniniu išdėstymu. Paprasčiau tariant, mes, patys to nenorėdami, verčiame naršyklę daryti tą pačią sunkų darbą vėl ir vėl ir vėl. Ir visą tai vieno kadro metu. Įsivaizduokime, kad statybininkas po kiekvienos padėtos plytos turi iš naujo permatuoti visą sieną. Skamba absurdiškai? Būtent tai ir daro mūsų kodas. Pagalvokime apie naršyklę kaip apie labai protingą, bet, šiek tiek tingų darbuotoją. Ji nori susirinkti visus pakeitimų prašymus į krūvą ir tada visus skaičiavimus atlikti vienu ypu. Efektyviai. Bet mūsų parašytas kodas elgiasi kaip nekantrus vadybininkas, kuris nuolat ją pertraukinėja, reikalauja atsakymų čia ir dabar, ir taip sugriauna visą jos darbo planą. Gerai, pažiūrėkime, kaip tas pragariškas ciklas atrodo praktiškai. Pirmas žingsnis – JavaScript nuskaito elemento dydį. Antras – pakeičia to elemento stilių. Ir štai čia viskas ir sugriūva, nes kitame žingsnyje mes vėl klausime kito elemento dydžio. Naršyklė yra priversta viską mesti, perskaičiuoti viso puslapio išdėstymą, kad duotų mums tą vieną skaičių. Ir taip kartojasi su kiekvienu elementu cikle. Tikras našumo košmaras. Bet, laimiai, išeitis iš šio košmaro yra, stebėtinai paprasta. Viskas, ką reikia padaryti, tai pakeisti savo darbo eigą. Nustoti maišyti matavimus, tai yra skaitimą, su pakeitimais. Tai yra rašymu. Ir štai čia puikiai matosi tas esminis skirtumas. Vietoj to chaotiško ciklo, kur nuolat šokinėjama tarp skaitimo ir rašymo, mes tiesiog įvedame tvarką. Pirmą vienu ciklu mes atliekame visus skaitimus ir tik tada kitų ciklų atliekame visus rašymus. 2 atskiri tvarkingi etapai. Kai sugrupuojame operacijas, mes pagaliau leidžiame naršykliai atsikvėpti ir dirbti taip, kaip ji moka geriausiai – protingai ir efektyviai. Mes jai duodame visą užduočių sąrašą ir leidžiame pačiai nuspręsti, kaip jį atlikti optimaliausiu būdu. O koks rezultatas? Jis tiesiog neįtikėtinas. Kadrų dažnis šauna į viršų, nuo vėžliskų 12 iki beveik tobulų 58 kadrų per sekundę. Animacija vėl tampa sklandi, o vartotojo patirtis tiesiog puikiai. Ir našumo grafikas visą tai tik patvirtina. Žiūrėkit, vietoj tų 10 smulkių, brangių perskaičiavimų dabar matome tik vieną trumpą ir efektyvų išdėstymo atnaujinimą. Ir tai vyksta tik po to, kai visas JavaScript kodas baigia darbą. Būtent taip ir turi būti. Dabar turbūt kyla klausimas. Gerai, bet aš juk naudoju Reactą, Vue ar kitą modernų karkasą. Ar man tai vis dar aktualu? Atsakymas trumpas ir aiškus. Absoliučiai taip.
Net ir patys geriausi įrankiai neapsaugo nuo šios fundamentalios naršyklės veikimo taisyklės. Štai puikus pavyzdys iš praktikos. Ir tai yra geriausias priminimas, kad jokie įrankiai negali atstoti fundamentalių žinių apie tai, kaip veikia pati platforma, šiuo atveju interneto naršyklė. Geras našumas visada prasideda nuo pagrindų supratimo. Kad būtų lengviau ateityje, štai trumpa atmintinė, į ką atkreipti dėmesį. Tai yra dažniausi kaltininkai, savybės ir metodai, kurie juos iškvietus priverčia naršyklę viską mesti ir perskaičiuoti išdėstymą. Verta būti ypač atidiems, kai jie atsiranda ciklų viduje. Taigi, jeigu iš viso šito reikėtų išsinešti tik vieną vienintelį dalyką, tai būtų šis. Atskirkite skaitimą nuo rašymą. Pirma, surinkite visą informaciją, kurios reikia, o tada jau atskiru etapu atlikite visus reikiamus pakeitimus. Dabar, kai jau aišku, kaip atpažinti šios spąstus, belieka vienas klausimas. Kur mūsų pačių rašomame kode šiuo metu galbūt slepiasi šis tylus našumo žudikas ir lėtina viską, mums net nenutuokiant?